Broliai Grimai. Erškėtrožė. Seniai, labai seniai, gyveno karalius ir karalienė. Kiekvieną dieną jie vis kalbėjo, o kad mes turėtume vaiką. O to vaiko kaip nebuvo, taip nebuvo. Ir atsitiko, kad vieną sykį, kai karalienė sėdėjo vandenį ir maudėsi, išrepliojo iš vandens varlė ir sako jai: tavo noras išsipildys, nepraeis nė metai ir tu pagimdysi dukterį. Kaip varlė sakė, taip ir atsitiko. Karalienė pagimdė dukterį ir ji buvo tokia graži, kad karalius nežinojo ne kaip džiaugtis ir iškėlė didelę puotą. Suprašė ne tik giminės, draugus ir pažįstamus, bet ir žiniuonės, kad jos būtų vaikui palankios ir maloningos. Jo krašte jų buvo 13, bet karalius turėjo tik 12 aukso lėkščių, iš kurių reikėjo paduoti joms valgyti. Tai vienos ir nepakvietė. Puota buvo labai puiki, o kai ji pasibaigė, žiniuonės apdovanojo kūdikį įstabiomis dovanomis. Viena dorybėmis, kita grožiu, trečia turtais, viskuo, ko tik šioje žemėje gali panorėti. Kai savo linkėjimus išsakė 11, staiga įėjo 13. Ji norėjo atsikeršyti, kad nebuvo pakviesta ir su niekuo nepasisveikinusi, į nieką nežvilgtelėjusi, garsių balsų sušuko: karalaitė 15 savo amžiaus metais įsidurs verpstuku ir kris negyva. Ir netarusi daugiau nė žodžio, apsisuko ir dingo iš salės. Visi baisiausiai išsigando, tada priėjo 12, kuri dar nebuvo išsakiusi savo linkėjimų. Ji neturėjo galios atmainyti anos piktus žodžius, galėjo tik juos sušvelninti, todėl tarė: bet karalaitė nemirs, tik užmigs ilgu miegu, kuris truks 100 metų. Norėdamas išsaugoti savo mylimą kūdikį nuo nelaimės, karalius išleido įsakymą sudeginti visus verpstukus, kad neliktų nė vieno jo karalystėje. O mergaitė išsakyti žiniuonių linkėjimai visi pildėsi. Ji užaugo tokia graži, dora, maloni ir supratinga, kad nebuvo žmogaus, kuris pamatęs jos nepamiltų. Ir atsitiko, kad tą dieną, kai jai sukako 15 metų, karalius su karalienė kažkur išvyko ir mergaitė liko namie vienui viena. Ji sukinėjosi šen ir ten, apvaikščiojo visus rūmus, apžiūrėjo visus kambarius, viską, kas tik jai į galvą atėjo. Ir galų gale priėjo seną bokštą. Užlipo siaurais įvijais laiptais ir atsidūrė prie mažų durelių. Spinoje kyšojo surūdijęs raktas ir kai tik ji tą raktą pasuko, durys virst ir atsidarė, o ten, mažyčiame kambarėlyje, sėdi sena senučiukė su verpstuku rankoje ir linus verpia. Labą dieną, močiute, tarė karalaitė, ką tu čia veiki? Verpiu, atsakė senučiukė ir linktelėjo galvą. O kas čia per daiktas, kur taip smagiai sukasi, paklausė mergaitė. Ji paėmė verpstuką, pati pabandys verpti, bet vos tik prisilietė, išsipildė pikti žiniuonės žodžiai, bakst ir įsidūrė į pirštą. Ir tą pačią akimirką, kai verpstukas miktelėjo, karalaitė krito į ten stovinčią lovą, užmigo kietu miegu. Tas miegas apėmė ir visą pilį. Užmigo karalius ir karalienė, ką tik sugrįžę namo,
ir vos spėjo žengti į sostą, o su jais ir visi dvariškiai. Užmigo ir arkliai tvarte, šunys kieme, balandžiai ant stogo, musės ant sienos, netgi ugnis plastėjusi krosnyje ir ta sustingo ir užmigo. Ir kepsnys nustojo čirškėjęs, o vyrėjas, nutvėręs patasyti už plaukų padėjėją, kad tas nepaklausė, paleido jį ir užmigo. Nutilo net vėjas, ir medžiuose nejudėjo nė lapas, o aplink pilį pradėjo augti erškėtrožių tvora. Kasmet jis stiepėsi vis aukštyn ir aukštyn, galop apjuosė visą pilį. Ir tokia didelė užaugo, kad viską užgožė, pro ją net vėliavos ant stogo nebuvo matyti. Bet garsas apie gražiai miegančią erškėtrožę, toks buvo mergaitės vardas, pasklido po visą kraštą. Tad kartkarčiais atvykdavo jauni karalaičiai ir bandydavo pro erškėtrožių tvorą į pilį prasibrauti. Bet neįstengdavo, nes erškėčiai laikėsi tvirtai susikibę, lyg būtų rankas turėję. Ir jaunikaičiai įstrigdavo tarp jų šakų ir negalėdami ištrūkti, mirdavo baisia mirtimi. Po daugelio metų atvyko į tą kraštą vienas karalaitis ir išgirdo seną senelį, pasakojant apie erškėčių tvorą, kad už jo stovinti pilis, kurioje jau 100 metų mieganti nuostabaus grožio karalaitė, vardu erškėtrožė, o su ja kartu miegąs karalius, karalienė ir visi dvariškiai. Jis iš savo senelio girdėjęs, kad jau daug jaunikaičių bandė prasibrauti pro erškėtrožių tvorą, bet visi ten įstrigę ir liūdnai užbaigė gyvenimą. Ir pasakė tada karalaitis: aš nieko nebijau, keliausiu tenai ir pamatysiu gražiąją erškėtrožę. Gerasis senelis ir šiaip ir taip bandė jį atkalbėti, bet jaunikaitis neklausė jo žodžių. O tuo metu, kaip tik pasibaigė 100 metų ir atėjo diena, kada erškėtrožė turėjo atbusti. Atvyko karalaitis prie erškėtrožių tvoros, o ten vien didelės gražios gėlės. Prasiskleidė jos pačios į šalis, praleido jį sveiką sveikutėlį ir vėl susiskliautė nelyginant sieną. Įžengė jis į pilies kiemą, žiūri, guli užmigę arkliai ir margi medžiokliniai šunys, ant stogo tupi balandžiai, galveles po sparnu pasikišę. Įėjo į namus, o ten miega musės ant sienų. Virėjas virtuvėje dar laiko ištiesęs ranką, rodos tuoj stvers savo padėjėją. O merga sėdi prie juodos pešamos vištos. Paėjo toliau ir mato, salėje miega išvirtę visi dvariškiai, o viršuje prie sosto guli karalius su karaliene. Paėjo dar toliau, visur tylu, ramu, net savo alsavimą girdi. Galų gale priėjo prie bokšto ir atidarė duris į mažą kambarėlį, o ten miega erškėtrožė. Ji buvo tokia graži, kad jis negalėjo nuo jos akių atitraukti. Pasilenkė ir pabučiavo. Ir vos tik prisilietė lūpomis, karalaitė pramerkė akis, pabudo ir meiliai jį pažiūrėjo. Tada jie nulipo drauge žemyn, o čia atbudo ir karalius su karaliene, ir dvariškiai, ir visi išpūtę akis sužiūro kits į kitą. Kieme atsikėlė ir ėmė purtytis arkliai, pašoko medžiokliniai šunys ir suvizgino uodegas, balandžiai ant stogų ištraukė iš pusparnų galveles, apsidairė aplink ir išskrido į laukus. Musės vėl pradėjo ropoti sienomis, ugnis virtuvėje įsidegė, suplastėjo ir pradėjo virti valgį, kepsnys vėl ėmė čirškėti, o virėjas
taip skėlė padėjėjui per ausį, kad tas net aiktelėjo ir merga užbaigė pešti vištą. Ir tada iškėlė karalaitis su erškėtrože puikias vestuves ir gyveno jie laimingai ligi pat savo amžiaus galo. Pabaiga.